Visų pirma, tai lemia turbūt patys mūsų darbuotojai, kaip jie kalba apie savo darbą ir apie savo bendrovę namuose, kaip jie apie ją kalba su draugais, su kolegomis. Tai manau, kad tai labai daug lemia. Manau, kad labai daug lemia ir mūsų klientų atsiliepimai apie mus. Kaip mes juos aptarnaujam, kaip mes jais rūpinamės. Iš esmės tai yra įvaizdis. Manau, geriausia perspektyviausius darbuotojus pastebėti kalbantis su jais. Manau, kad yra labai svarbu nuolat bendrauti su savo darbuotojais, su savo žmonėmis, kalbėtis paprastai, ne kaip bosas su pavaldiniu, bet kalbėti visiškai paprastai, paklausti, kaip jiems sekasi, kas jiems rūpi, kas jį neramina, kuo aš galėčiau padėti. O ką darytumėte, jeigu žemiausios grandies darbuotojas pakviestų iš pietų? Pasistengčiau surasti laiko, būtinai surasčiau laiko. O kas buvo jūsų geidžiamiausias darbdavys, tarkim, studijų metais? Tokio neturėjau. Visą laiką svajojau turėti savo verslą ir dirbti nesamdomą darbą, bet dirbti savo ir sukurti kažką svarbaus, kažką naudingo. O kaip įsidarbinti STEB Vilniaus banke? Labai paprasta. Mes tikrai ieškom daug gerų žmonių. Ir vien šiais metais mes norime priimti daugiau negu 200 naujų darbuotojų, taip kad tikrai kviečiam. Galima kreiptis per mūsų interneto svetainę arba personalo departamentą. O kokie yra kriterijai svarbiausi, tarkim, renkantis darbuotojus? Manau, kad svarbiausia tai yra vertybės ir požiūris į darbą. Mums galbūt nėra svarbu žmogaus kompetencija ar žinios, viso to galime išmokti. Man yra daug svarbiau žmogaus požiūris į darbą, į gyvenimą, jo vertybės, bendravimas su kolegomis, su klientais. Tai yra daug svarbiau. Vienas iš pagrindinių dalykų tai, kad čia dirba pakankamai profesionalų žmonės ir STEB Vilniaus bankas kaip organizacija suteikia galimybės tobulėti bei siekti naujų žinių ir įgūdžių tiems darbuotojams, kurie čia dirba. Kita vertus, socialinės garantijos ir visi, sakykime, galbūt nematomi priedai, ką patiria žmonės, sakykime, dirbdami čia, skatina juos intensyviai motyvuotai dirbti. Kita vertus, sporto šventės. Labai gražu. Todėl, kad čia geidžiamas ne tik bankas, bet ir geidžiamiausias kolektyvas. Čia superinė komanda, labai visi yra kūrybingi, entuziastingi, mes čia galim labai daug savo idėjų realizuoti. Turime ypatingas tradicijas, kur, manau, nėra kitur.